Ir vėl su jumis sveikinasi nematomo pasaulio autorė. Dvasingai malonu, kad vis daugiau klausytojų atsiliepia ir dalinasi savo istorijomis. Aš kviečiu visus, kas dar abejoja ir nesirišta, atsiliepkite ir įsiliekite į šį dvasinį pažintinį procesą. Žinau, tas yra nepaprasta ir nedrąsu, bet ar verta nuolatos bijoti ir nešioti savyje tai, kas gali atsiskleisti ir rasti savo vietą erdvėje? Aš žinau, mūsų daug. Čia ir dabar esi, kuris patyrė nepaaiškinamų dalykų savo gyvenime. Tai ne fantazija, tai tikrovė. Nebijok jos, nes jie aplankė tave, kad susipažintum ir pažintum daugiau. Šį kartą girdėsite labai neįprastas klausytojų istorijas, poterius, o pabaigai keliais išgyvenimais pasidalinsiu aš, nematomas pasaulis autorė. Pradėsiu nuo klausytojos Virginijos poterių. Ji pasidalino net 4 išgyvenimais, kurie atsitiko jos gyvenime. Tačiau tai ne vieninteliai tokie buvo. Nuolatos Virginija patyrė įdomių patirčių, o realybėje pasidalinti ir pasipasakoti nelabai kam ir gali, nes mano, kad ją tiesiog nepatikės. Kaip papasakojo pati Virginija, ji yra tas žmogus, kuris labai jautriai reaguoja į šio pasaulio vibracijas ir jai dažnai atsitinka nepaaiškinami dalykai. Ji mano, kad turi nematomą ryšį tarp šio gyvenimo ir nematomo pasaulio, taip kaip ir jos močiutė. Ne jos valia tai ateina pas ją, tiesiog jai leista jausti ir žinoti daugiau. Ačiū Jums, Virginija, iš širdies už įdomias istorijas. Pirmoji Virginijos patirtis. Vieną kartą, būdama namuose, šeimininkavau, gaminau virtuvėje. Pasistačiusi ant viryklės puodą su mėsa, nuėjau į kambarį, priguliau ir užsnudau. Sapne matau savo mirusią sesę. Ji atlėkė ir labai smarkiai trenkė man per veidą. Sako, kelkis. Aš pabudau nuo to. Nulėkiau į virtuvę, o ten jau atvira liepsna dega mano puodas. Sutvarkiusi viską suvokiau, kad skauda žandą, lyg iš tikrųjų būtų kas tvojęs man per jį. Šitaip sesuo per sapną apsaugojo Virginiją nuo nelaimės. Antroji Virginijos patirtis. Tuo metu dirbau baseine. Reikėjo įlipus į jį išvalyti kraštus. Staiga nuo baseino priešingo krašto link manęs pradėjo judėti nežinia iš kur ir kaip susidariusi banga. Kaip gali taip atsitikti, juk baseinas ne atviras vandens rezervuaras, kur gali susiformuoti bangos. Tai juk neįmanoma. Pamačiusi tokį bauginantį mane vaizdą, aš iššokau iš baseino su dideliu baimės jausmu, o širdis mane iššoks iš krūtinės. Toji banga, man išlipus, labai stipriai teškėsi į baseino bortą. Atrodė, ji buvo nusiteikusi agresyviai ir taikėsi į mane, norėdama užkloti ar įsitraukti. Už baseino buvo senelių namai. Juose dažnai mirdavo žmonės. Aš susiejau tuos bangos atsiradimą su kažkurio senolio mirtimi. O papasakojus baseino darbuotojams apie susidariusią bangą, jie tik pasijuokė iš manęs, kad toks dalykas tiesiog neįmanomas. Nuo savęs aš pridursiu taip, mes esame energija. Galimai žmogaus siela, palikusi kūną, turėjo daug energinio krūvio ir tokiu būdu jį panaudojo. Tačiau neaišku, kokiems tikslams. Ar norėdama atsisveikinti, ar kitaip išreikšti savo energinės emocijas.
gal mirė kančiuose ir skausme ir energijos lygis buvo neigiamo krūvio, kas ir pasireiškė, taip sakant, nedraugišku atsisveikinimu, o gal išsivadavusi energija buvo kaip tik labai stiprių teigiamų emocijų, kas sukėlė tokią bangą, kuri Virginijai pasirodė bauginančiai ir išgąsdino. Nesužinosime. Vienas tik aišku, kad nematomas pasaulis žino, jog Virginija gali stebėti daugiau. Trečioji Virginijos patirtis. Atsitiko tai, kai po banketo likau viską tvarkyti. Dirbau savo darbus ir staiga jaučiu, kaip mane per liemenį apkabino šaltos rankos. Šalia nieko nebuvo, bet aiškiai jaučiau ant liemens prisiglaudusias rankas. Pasidarė labai nejauku, o vėliau sužinojau, kad tądien tuose pačiuose senelių namuose mirė pagyvenusi močiutė. Nežinau, ar tai jie atėjo ir apkabino, ko jį norėjo, gal kažką pasakyti, jau nesužinosiu. Ketvirtoji patirtis. Kartą savo gyvenime turėjau gyventi viename bute su savo mažuoju vaiku, o jis vis sakydavo, kad už manęs stovi kažkoks vyras, o naktim kažkas dažnai skambindavo į duris, nors už durų niekada nieko nebūdavo. Pagyvenusi kurį laiką tame name, supratau, kad kasmet tame name mirdavo kažkoks žmogus. Tikrai buvo nemalonu gyventi tame name ir galiausiai iš ten išsikraustėme. Virginijos močiutė buvo žiniuonė. Jie garsiai įvardijo datą, kada numirs. Taip ir atsitiko, ji mirė tądien, kaip ir minėjo, o likus iki mirties trumpam laikui vis sakė, kad eisiu tuoj namo. O kai mirė Virginijos sesuo, Virginija bandė paprašyti jos, kad toji papasakotų, kaip ten yra po mirties, bet sesuo nieko nepasakojo, tik prašė vieno, kad neverktų, nes jai labai sunku. Taip, šito prašo visi išėjusieji į aną pasaulį, kad jų artimieji neverktų, nes tokiu savo gedėjimu tik pablogina išėjusiojo transformacinį kelią. Patyrimais dalinasi autorė. Apie savo tėčio mirtį ir signalus iki mirties ir sapnus po mirties jau pasakojau nemažai. Tačiau štai ką įdomaus pastebėjau ir noriu pasidalinti. Likus iki tėčio mirties maždaug 4 mėnesiams, jis akivaizdžiai pradėjo keistis į gerąją pusę. Pastebimai jo charakteris bei visi poelgiai ženkliai įgavo teigiamų savybių. Jis norėjo daryti daug gerų darbų ir pats elgtis kiek įmanoma geriau su artimais ir visais aplinkiniais. Per gyvenimą jis neturėjo tiek gerumo aplinkai, kiek prieš mirtį. Atrodė, kad jis pradėjo staiga suvokti, kad svarbiausių elementų, kol esi gyvas, yra meilė. Ir ji turi būti besąlygiška. Ir viskas kita nebeturi reikšmės. Tik su meilė, tik iš meilės, tik dėl meilės. Štai taip atrodė jo kasdienybė. Likus iki mirties visai nedaug. Kažkokie mėnesiai. Iš mamos pusės prieš jos mirtį stebėjau panašius dalykus. Dar vienas autorės potyris. Jau seniai, kiek tik pradėjau save suvokti sąmoningu žmogumi, tai atsitiko dar gilioje vaikystėje. Labai stipriai jaučiau, kad kažkur yra mano tikri namai, į kuriuos kažkada grįšiu. Tas jausmas su manimi iki šiol. Ir kartais užeina toks sentimentalus jausmas, lyg aš labai ilgiuosi tų namų, bet stipriai jaučiu, kad ten mano pradžia. Ir tai pasidaro sieloje ramu ir gera, kai suprantu ir tai labai stipriai jaučiu, kad būtinai ateis ta diena, kai pagaliau
iškeliausiu į savo šviesos namus. Tiesiog aiškiai žinau, kad tai bus ir labai to noriu. Nes taip ir turi būti. Atėjau čia, kad nuveikčiau reikalingus žemėje darbus, kaip ir kiekvienas žmogus. O atėjus laikui paliksiu šiuos laikinus apartamentus ir grįšiu į šviesą. Žmonių teigimu, kuriems teko vienokiu ar kitokiu būdu įžengti į anapusinį pasaulį, visi jie patyrė tą patį galingą meilės ir šviesos jausmą. Šis jausmas jiems buvo toks stiprus ir šiltas, kad norėjosi jame ištirpti ir likti. Visi žinome, kas yra meilė. Visi norime patirti šio jausmo galybę. Visi norime gauti, bet ne visi mokame skleisti. Tik meilėje yra patiriama palaima. Tik besąlygiškoje meilėje ir gerume yra užkoduota amžinoji žmogaus sielos formulė. Būkime vienas kitam šiltais šviesos spinduliais. Mokėkime mylėti save, kad galėtume meilę dalintis su kitu. Šiandien tiek. Lauksiu ir jūsų potyrių elektroniniu paštu nematomaspasaulis@gmail.com. Iki.